Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams, mes pradedam tiesioginę transliaciją iš tūkstantmečio vaikų. 1-1. Kiaulė voras. Nu gerai, polonezas, nu. Ne, bet tai, Aistė, bet reikia pasakyti. Kodėl jūs juokėtės, aš nesupratau. Reikia. Tai klausimas yra. Klausimas yra kokia tauta. Klausimas yra tokia tauta. Polonezas yra viskas gerai, bet atsakymui reikalinga yra tauta. Ir nėra polineziečiai. Pasak legendos, japonai įgijo teisę apsigyventi salose tik tai tada, kai jų dievas Takemikazučis. Vis sudėtingai čia. Takemikazučis susikovė su kitu tautos dievu, Takeminakata. Mes pradedame antrąjį etapą, kuriame viskas, kas čia dabar buvo? Opa! Čia blogai ir gerai? Ne, čia reiks, kai išgirsti žodį gritėnas, reiks sakyti opa. Aha, supratau. Aš dabar pabūsiu gritėnas. Opa. Aš noriu perduoti linkėjimus kolegoms, kurie žiūri šitą tūkstantmečio vaikų žaidimo tiesioginės transliacijos metu. Labą dieną! Ar gerai rodo? O kas čia transliuoja? Video only, tiesioginė transliacija. Palinkėkite, pasakykite ką nors, visi tūkstantmečio vaikų žaidimas. Štai čia. Štai tokia išmanioji karta. Pasirodo, kad gali būti ir taip. Tūkstantmečio vaikai tiesiai į internetą. Šaunuoliai, bravo! Mes visi jaučiamės dėl to gerai ir mes tikrai visi jūs palaikome. Liko dar 2 klausimai šitame pirmajame ture. O vėl durnių laiptai, ar ne? Durnių laiptai? Pernai buvo. Tu galima atsistoti kaip protingi klausimai. Teisingas atsakymas buvo kopūstas, dėl to, kad yra daržovė kopūstas, yra kiškio kopūstai, kiškis yra žinduolis ir žodis einame kiškelę kopūsčiauti. Pasikiškę kopūsteliaudamas. Taip, visiškai teisingai, Lukai. Tai yra ilgiausias žodis Lietuvoje, tai yra žodis rekordininkas. Va toks buvo teisingas atsakymas, paplojam Lukui už pavėluotai teisingą gražų atsakymą. Pasikiškę kopūsteliaudamas.